Sveikučiai, žiauriai man sunku šnekėti į voice'ą, žiauriai keistai jaučiuosi, nemoku dėlioti žodžių, atsiprašau, pas mane labai sunku yra su artikuliacija nuo senai, tai aš dabar pabandysiu kuo labiau artikuliuojant šnekėti. Tai sveiki, mano vardas Gabija, man 28 metai, esu dabar šiuo metu bedarbė ir vieniša, bet palaukit. Geriau pasakysiu, kad darau šitą video savo šeimai, savo draugams, tai jeigu žiūrit, sveiki, aš čia ir taip toliau. Šiaip tai YouTube niekada gyvenime neplanavau kelt video, o dėl ko dabar tą darau, tam, kad galėčiau pagaliau sumontuoti visą tą gabalą video, kiek aš jau turiu, tai galvoju, gal pasinaudosiu progą, sumontuosiu savo video ir tiesiog įkelsiu YouTube'ą ir visi matys, tai čia išlošiu, čia bus win-win situation, you know? Prie ko šitą anglų kalbą dabar? Matot, man žiauriai sunku šnekėti, aš nemoku šnekėti su auditorija, tai jeigu ką, nesmerkit, čia mano pirmas video, čia pirmas blynas, galbūt draugam bus ir faina, galbūt tie, kas manęs nelabai žino, jiem gal nebus tai faina, bet aš pasistengsiu, neteiskit, arba teiskit, jau koks skirtumas, aš jau dabar, jeigu jau čia, tai aš jau suprantu, kad aš jau vis tiek galiu gauti kuprą realiai už tai, kad vis tiek kažką darau, nes mes kiekvienas žmogus, kai pradedam kažką daryti, visada gauname kuprą, kas nėra blogai visais atvejais. Mes taip augam. Tai ką, išsiplėčiau žiauriai daug, nereikėjo tiek daryti. Tai va, tai gero video žiūrėjimo. Nu ką, sveiki atvykę į Japoniją. Nusipirkau bilietus, varysiu su 10 autobusu. Šiaip labai greitai išsiaiškinau ir buvau prie pat praktiškai stationo. Dabar žiūriu, ką čia tokio skanaus atsigert nusipirkti. Čia kaip bėgti labai tyliai reikia. Jau važiuoju iš stoties. Telpa viskas labai gerai. Balkoniukas mano yra dar. Kažkas tai sodina kažką. Viskas tvarkinga, gražu, taip kaip ir pažadėta. Aš jau galvau, kad vietos dar mažiau, bet dar turim šaldytuviuką veikiantį virdulį. Ir turim apačioj virtuvę. Įsikursiu ir galėsi varyti laukan, ieškoti lietsargio. Nu va, pirma naktis Japonijoje. Čia galima sakyti dabar pirma diena Japonijoje. Opa. Koks kambariukas. Jis toks mažiukas, bet telpa mano vienas lagaminas, kurį aš turiu. Tai jis tikrai mažas. Jeigu čia būtų 2 žmonės, nes čia 2 žmonėms skirta vieta miegot, tai aš neįsivaizduoju, gal net neapsisukčiau šitam kambarį. Nes jau vien tik kiek prikrauta pas mane čia, tai šakės. Pasiėmėm kaip labai greitai appsą ir žiūrėsim, kas čia bus.
Lipsim laiptais. Gerai, bandom šitą išsolinti. Balionas. Dabar nebesuprantu. Ai, čia jiems padėtų šokti. Gerai. Jie užšoka. Kiek už tie grybai, neįsivaizduoju, ką grybas daro. Okei. Kažką blogai darau. Net neįsivaizduoju, ką čia daryti. Čia turėtų būti balionai, tipo. Ką čia daryti? Jėzau, kaip faina čia. Tik nesuprantu, kur esu visiškai. Čia taip tamsu. Aš nežinau, kur einu. Rodate. Čia biškį baisu iš tikrųjų. Aš jau bijau. Kur aš esu? Aš pasiklydau, aš nežinau, kur eit. Dar tokią grožį nebuvau mačius niekur, iš tikrųjų. Jaučiu, beveik kiek prišaudžiau video. Kur išėjimas? Kur išėjimas? Aš nerandu išėjimo, iš tikrųjų, padėk. Kur čia išėjimas? Čia nėra užsieniečių. Aš viena šitą metruškai, visi mane žiūri, visi važiuoja, nieks neina laiptais, aš eisiu laiptais. Atvažiavom į Šibują, pasižiūrėsim tos galingos geros perėjos. Eisiu, dar jaučiu, kad kilsiu į patį towerį, tenais yra netoli. 12 aukštas nemokamas, o šiaip visur kitur mokama. Ir žiūrėkit, dar prikoliukas. Išmokau naudoti šitą kortelę, suika įsijungia, viskas, ir išeini. Tik tai išėjimas, dabar čia mano pirmas važiavimas, iš vis gali pro bet kur išeiti. Neįsivaizduoju per kur eiti, tai dabar žiūrėsiu pagal metus. Metruškė yra kažkas, tikrai, bet labai patiko. Tai nežinau, kur čia išeiti. Čia dar pakilti reikia aukščiau. Jaučiu jau. Kyli. Aš nežinau, kaip giliai po žemę buvau. Bet ką galiu pasakyti, žiauriai gera patirtis. Nerealu. Dar namo reikės važiuoti.
dar visą mėnesį reiks važinėti jais, tai jaučiu jau ir nebefilmuosiu. Nu, nebent kažkas labai patiks. Bet šiaip žiauriai greiti jie. Aš atvariau kažkokią parduotuvę čia. O dieve. Atėjau! Čia tas žymusis. Žymiausioji vieta. O geras, aš čia. Čia visko daug, jūs pažiūrėkit. Kosmodromas. Kas tai? Visą laiką labai norėjau pavaikščioti per Šibują, tai va ir gavau. Tai čia visko daug daugiau. O, šalta pasidarė, nes čia šaldiklis stovė. Čia tiek visko daug, kur nori eini, ką nori pavalgai. Gaila, kad aš neturiu mikrofono, nes reikia rėkaut, bet čia visai aplinkui garsu, tai gal ir niekas nepyks, kad aš čia parėkausiu. Aš pirmą kartą čia einu ir visą laiką su kamera, šiaip labai keista, kad neturiu nieko šalia pašnekėt. Negaliu niekam pasakyti, o žiūrėk, žiūrėk, o čia kiek visko daug jūs pažiūrėkit. Nerealu. Kokie ekranai. Čia dar biškį lyja, visi su lietsargiais, aš irgi savo turiu, bet netraukiu. Net nežinau, ar jūs matot. Čia tai jau, man atrodo, išeinu iš tos gatvės, tai reikia gal grįžti. Eik tu savo, pažiūrėkit, kaip atrodo. Nieks net nekreipia dėmesio, labai gerai. Jo. Realybė. Pasidariau selfiuką prie Hachiko, nes pasižiūrėkit, kas čia vyksta. Kokia eilė. Kad nusifotink prie šito Hachikuko. Bet va, kai visi išeina, tada galiu ir aš fotkintis. Tas yra gerai. Bet va, eilė, belekas. Lietsargį pasidėjau, atsigėriau vandenuko, klausau lietuviškų dainų kažkodėl. Wow, didelis vaizdas. Norėjau nufilmuoti labai ekraniuką. Vietos katinas visur. Let's go. Paėmiau pirmą vietą. Va taip, žemė, mano nuotrauka. Nu ką, eisim dainuoti. Šiaip žiauriai fainiai žaidė. Va, žiūrėkit, kaip pabūgnavau. Aš on fire. Aš buvau on fire. Nu va, kokią gatvelę turim. Aš jau čia nežinau, kurią valandą, gal kokią 5 valandą vaikštau. Čia kur be pasisuksi,
visur veiksmas. Aš jau ir žaistėjau ir ačiū Dievui nustoja lytai, dabar daug paprasčiau viskas. Atrodo, kad jau dabar pradedu pagaliau matyti, kas čia yra. Ir naktį daug gražiau viskas, atrodo. Tai reikia varyti vakarais. Jau šitoj gatvelėje viską, ką norėjau nuveikti, tikrai nuveikiau. Jau viską, ką galėjau. Geriausia. Tai viskas padaryta. Tai yra pavalgyti, pažaisti ir pagerti. Va, kiek čia žmonių. Traukinukas važiuoja. Nu, šiniukų mane nustebino. Ai, va, metruškė, kaip atrodo, tai čia visur jo stovi. O dabar einam pasižiūrėti, gal sutemo taip, kad katiniukas geriau atrodys. Dar. Vis norėjau šitą vaizdą parodyti. Labai geras vaizdas. Pažiūrėk, tokios reklamos. Va, kaip atrodo metruškė apie 6 valandą. Apie 6 valandą vakaro. Ir dabar man reikia susirasti, kur man važiuoti. Nu, va, matau kažką. Žiūrim. Nu taip. Čia. Čiuo kažkoks parkas. Nu tai kažkas tokia. Kažkas į tą pusę. Va taip ir darai, nes nu kaip daugiau tu tai nežinai. Va, aš matau kažkokius tai GB. Čia bus mano. Bet pas mane ne DR reikia. Aš čia DR-as yra greitasis traukinys, o man reikia į metro. Tai vėl kažkur kitur. Tai einu. Įsivaizduoju, ten kiek čia yra reikalai. Čia turi viską skaityti viršui, o viršui gerai, kad dar išversta. Nes jeigu būtų neišversta, tai viso gero. Niekaip negalėčiau atsirinkti, kur čia varyti. Ar jie į tą pusę važiuoja, ar į tą pusę važiuoja? Jeigu į tą, tai jau pavėlavau, reiškia lauksiu dar 7 minutės. Kas nėra blogai. Va, mano metro. Važiuosiu su juo iki Kinichio Station. Tai čia kokį pusvalanduką reikės pasėdėti. Kur visi nori patekti, kurie manime patinka. Ir kol kas labai juokinga. Žaidžiu su robotai. Nu va. Dar visokių. Čia kaip tuščia iš tikrųjų, wow. Jos stovi merginos visas šeštadienis. Pas mus veiksmo daugiau iš tikrųjų negu čia. Čia iš vis nieko nėra ir karšta. Čia buvau. Kažkaip įdomu. Aš kažkaip galvau, kad čia daugiau veiksmo bus. Čia nėra nieko. Atrodo, kad nieks nedirba šitą gatvę. Bet gražu. Romantika pasivaikščioti tokioje vietoje. Visiškai tuščia. Absoliučiai tuščia, nieko nėra. Kosmosas. Atvariau, persirengiau. Ne tai, kad, nu jo, persirengiau. Bet galvau, kad čia bus tokia daugiau kažkokio veiksmo. Jau gal veiksmelio, bet ir tai nelabai.
Va mano traukinys važiuoja viršui. Na žodžiu, biški nepaėjo man su to anime, labai gaila. Atvažiavau vėl namo. Aš dabar tikrai galvoju, kad Metruškėj gyvenu, nes kiek aš šio laiko jau praleidau šiandien. Tai nes, nu gerai, daugiausia laiko praleidžiau šuniuko, ten kur buvo katiniukas, bet šiaip tai Metruškėj tiek laiko reik turėt. Pažiūrėkit, kaip užsidarys duris. Kaip viskas išmaniai čia vyksta. Matot, užsidaro duris ir gražiai išvažiuos. Ate! Ir jis įsibėgėja belenkai. Va. Čium. Iš pat pradžių tai net buvo toksai, galvoju, man nebus bloga, mano tokio greičio, bet po to jau pripranti, gerai buvo. Ajo. Čia matot, viskas yra pagal taisyklės. Turi visur sekti taisyklės. Visur viskas parašyta, tu žinai ką daryti. Čia apačion, čia viršun. Ir dabar, vat matot, ant šitų matosi, o kai lipi nesimato. Matosi tik tai kai nulipi. Čia turi labai gerai skaityti instrukcijas mokėti. Dabar reikia išeiti. Ai, tai aš čia išeisiu. Kur atvažiavau, ten ir išeinu. Čia tai bent jau tikrai užžinau, kaip išeiti. Nes iš kiekvienos stotelės skirtingai išeini. Tada aktyvuojasi savo kortelę, suika. Ir iš serijos va taip išeini. Pridedi kortelę, skaičiuoja. O, skaita. Čia jau padaryta ir išeini. Atsiskaitai už savo važiavimus. Na ir ką, ir aš vėl namie. Taip atrodo mano stotelė. Prie šito. O, pažiūrėkit, koks menulis. Oi. Geriausia gatvė šita, tai va, eisim tiesiog pasivaikščiot ir dar biškį pažaist. Mane nupuls iš to lieti. Žodžiu, Gabija sveikinasi dabar iš ateities, nes aš šiuo metu esu Osakoj ir aš savo pirmą video montavau su telefonu, tai jūs galite įsivaizduoti, kad tai nėra labai paprasta. Ir čia iš vis net neturi didelės patirties montuoti kažką. Nu, ta prasme, jos galbūt iš vis nėra, galbūt tik tai mėgėjiškai buvo kažkada gyvenime. Kadangi tai yra pirmas blynas, let this slide, please. Nieko labai nesakykit blogo man. Kitas dalykas tai, kad aš tik tai, galima sakyti, įpusėjau visą šitą savo kelionę dabar. Tai šiuo metu montuoju greitį ir įsiutę. Irgi viską darau per telefoną, nes žiauriai dabar karšta ir kas sugalvoja Liepos mėnesį važiuoti, aš sugalvojau. Ir mes dar turėsim sumo, tai važiuosiu su sumo. Aš turėsiu išsinuomot aprangą ir parodysiu maždaug tą procesą, kaip tas vyks. Dar nesakau, ką darau, dėl to, kad būtų biškelį įdomiau. Tai mano paskutinis video turėtų būti geras, tai aš šiame jį jau turėčiau montuoti namuose. O čia labai man patinka tiesiog dienos metu, kai per karštą, atsisėdi ramiai ir montuoji. Tai šiuo metu sveikinusi iš Osakos ir jeigu žiūrėsit tolimesnius mano video, tai būsiu pati laimingiausia. O jau kokia susivėlus iš karto. Ate!